Labas visiems. Grįžtame į Mountain Blade Banner Lordu, į Kalradijos žemyną, kautis už Vigorą, mūsų, kaip sakant, ateitį. Matau, kad su sturgais man vis dėlto nepakeliui, praranda miestus, praeitom video 5 miestus sugebėję sukilti. Tai mes padarysim taip. Spaudžiam karalystės, spaudžiam palikti. Kadangi pagrindinis tas, kaip ir papildoma iš tikrųjų užduotis sunaikinti imperiją bus pravalina, kaip sako, mūsų užduotis užkariauti žemyną. Todėl mes paliekam be teritorijų, mums neduoda pasirinkti. Jeigu ten, sakykim, be užduotis, jūs kaip paliekat karalystę, ar ten kunigaikštystę kaip sturgai, iš didysis kunigaikštis, tas žioplys, kuris nesąmoningus įstatymus priminė, jūs galit pasirinkti A, su jais kariauti ir pasilikti savo teritorijas, tai yra miestus, ištobulintus ir panašiai, B, nepalikti miestus tai karalystiai ar kunigaikštystei, o pats išeiti plikas basas, kaip aš dabar būsiu. Be teritorijų, bet automatiškai tik tai nukris reputacija, bet jūs nekariausit su jais. Tikiuosi taip, aš palikau, matom, iš manęs visus miestus atėmė, mano būry ne per daug kareivių bus. Ne. Ir nukrito per 20 su visais reputacija, bet reputacija pas man išlieka gera su jais. Kodėl aš taip sprendžiu padaryti? Netgi prarasdamas miestus. Todėl, kad yra sukilusių miestų. Rovaltas. Kur kiti? Šarasas. Tuos 2 miestus aš galiu labai greitai užsimti. Tik man reikėjo apie korotėją, maistą prisipirkti. Pinigų mes turim. Aš sakau, kad per daug kareivių. Tiesiog reikia atsikratyti pėstininkų. Žinoma, pirmiausia atsikratome silpnais, nes man daug davė kareiviam nuo miestų, 5 nuo kiekvieno miesto. Ar kiek tam? Kas atsimena, gali papasakoti, aš nebeatsimenu, tai atmintis pas mane trumpa, pėstininkų pas mane ir taip per daug. Manau, per akis 118. Tiksliau, taip va. O šitus tobuliausius, nežiūriu, kad yra žiopliukų dažnai išmokytų. 130, 127, 67. Manau, pats tas. Pėstininkų dar gali net pamažinti, galima lankininkų. Nors subalansuota armija. Skaitau, palyginus. Kaip jūs manot? Jeigu subalansuota, statom laiką. Jeigu manot, kad žioplai, dislaiką, komentarą, kodėl. Jeigu galima. Žinoma, bet keliu laiką ir komentariuką. Tai va, tęsim. Mums dabar reikia trenktis į Rovaltą. Pirmiausiai. Šiaip Šarasas buvo turtingesnis miestas, bet užteks į Rovaltą. Mes ką darom? Perkam maistą. Mums reikia 80 malaus yra. Labai gerai. Įvairaus maisto reikia, kad būtų didelė dvasna. Tai yra dvasia. Taip. Dvasia. Keliaujame staigiai. Rovaltą. Kaip su jais kariauti? Labai paprasta. Pirma reikia iki jų dajoti. Čia pirmas punktas. Antras punktas dajojus, pagauti jų lordą ir sakyti, skelbiu jų karą. Galim užpulti degit kaimus, bet pradžiai kris reputacija. Jeigu aš gerai pamenu. Nes pas manęs atmintim gelažinė atmintis, bet gelažas labai rudy. Vadikandas mūsų, nes mesgi laikom, kaip pamenam, būrius, sielus, 4 su mano, 3 be mano. A tu nesėdi kur nors, jų kelis kartus buvo pasodinę. Jis vien pėstininkas pagrindė žaidžiu, nežinau, nors jis raiteliam pagrindė dadėt pliusų, bet jo reikalas. Kad finai 11. Paig užaugti rūpužio, ką greitai auga, ne? Ką jam sukelti? Liunkininks. Gudrus bus. Protingas. Ištirmingas. Fiziškai stiprus. Gal biškį jėgos dadėkimės jam. Prekyba, lyderystė, inžinierius, valdytojas, taktikas arba su dvirankiais. Gal biški taktika.
Įdirbai to kalvių. Nu šakės. Tai koks iš tavęs būsimis valdaus? Kūjį pasigavo. Kažkokie tai, kaip ta galvos, kažkokį, puošalą, kaip čia pavadė. Palauk, užsukim į miestą. Apsiprekinti. Skarelė, va. Teisingai, skarelė. Žodis buvo užkristęs. Taip. Prekiauba. Man, kad pas jums viskas brango rūpužė. O kur, pas jums vynogių turbūt belekiek, belekaip. Pas man 2 vynogių dėžės bėra. Tai mano kareivių vynogių reikalausi. Vynogių. Negerai, labai negerai. Nu, baigiam. Pirmą punktą įvykdyti. Atjoti iki Rovaldą. Tikiuosi tas parazitas Rovalte, kas sėdi šitą valdytojas, nespės prisijungti prie kieno nors teritorijų, nes jie gali prisiekam nors. Rovaldas buvo mūsų miestas, bet mes jį atidavėm, o tie žiopliai sugebėjo jį prarasti. Nažonui levelis užkyla. Levelis. Nažonas. Kur jisai? Pelekiekiu pas mane. Nežinau, gal biškį taip padarykim ir taktiką sukelkim. Labai jau kažkoks negudras. Bus bent jau taktinis. Ir taip, ką mes dabar darom? Pritaikyti jėgą. Taip. Iki -1. Rūpužė. Ir reikia. Man reikia gaudyti jų būrius. Kažkoks judinėja. Stok. Stok, dėdė, pakalbėti noriu. Bėga, kai nežinau. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Taip, karas. Matot? Ta kaime, kad užpuoliau, tik tais nukrito reputacija. Kaip ir kalbėjau. Ataka, aišku. Reikia paspaust ataką. Jau 89 kareiviai. Jie turi šansų laimėti. Daug. Beveik. 0. Beveik 0. Tik ko taip aukštai, aš nematau per... Reikia 3 linijomis statyti kažką. Vo. Raitelius kur čia, sakykim, čia nai. Nu, kun tu darysi? Na ja! Archers! Nieką nesakykit. Move! Shoulder to shoulder! Aš kodėl ir stačiau taip savo rankininkus į priekį. Move! Skydis. Form a shield wall! Oi, ne, jūs nepraleisit taip. Na ja, sumaišiu pulkus. A jeigu taip mūšio lauke? Infantry! Bowman! Fire! Tik nėra ką šaudyti dar. Palaukit, aš joju pasižiūrėti. Aš įtariu, kai jis manęs nepuls. Teks pulti. Manana. Išsikavausias rūpužiukus. Aišku, mums reikia čia per viršų, va tai pabiškį. Turėti, kaip sakant. Visai geras planas. Jo, čia ir einam. Einam per viršų, kad turėti taktinį pranašumą. Soldiers! Ne. Move! Archers! Move! Tai yra iš viršaus į apačią šaudyti, o ne atvirkščiai. Nu, galima ir atvirkščiai, bet tada bus ne kažką. Kur bulbės nepasadytas, bet. Nužaliuoja laukai, o laukai nepapsodinti, nesuprantu, netvarka. Čia už kalniuką rūpužę pasikavauja. Vat svolačius. Kuk. Nu, kiek čia pas jų? Raitelį, ačiū, visą gerą, nieką, aš su jum nedraugauju. Taip. Nu, ko jūs prie manęs pristojat? Neturiu aš tų pinigų. Puliavot rūpužės kaip duotas prašytų. Ai, tu savo, išalina manęs, nu. Nu, prisijudinėsi dabar.
Matyt, vakar mano Fijanui gerai baliavoja, pataikė vienas. Tas po pilną neėmė. Nu, palauk, svolačiai. Pataikiu. Pristoja, kaip prilipa, kai laps prie rorosų. Čia. Tu kanaros. Kur tie ten į kalnus išvaro? Ne į kalnus traukia. Infantry! Archer, move! Forward! Nu, aš irgi tada į kalnus galiu. Bowman! Forward! Move! Forward! Soul forward! Horsemen, move! Nu ką, jūs vieni kalną galite liūti? Ne, žinokit, aš irgi moku. Tik tie karūpužiai, ane, tai iš viską, kur užsijengė. Po velniais. Kur jūs te? Man rodos, nuo čia galima nusidžiobyti. Archers! Negalim čia stovėti. Kodėl? O kodėl čia tokia apigiena pozicija? Aš raitelis. Čia pasiraitelį. Ai, spėsninkų beveik neturi. Gerai. Infantry, move! Arrow, move! Cavalry, forward! A, čia Landų kaimas. Ravalų. Landiečių. Infantry! Hold fire! Infantry! Form a shield wall! Kodėl pas jums skydų siena tokia kreiva, šleiva, belia kokia? Kur jūs išvaro? Kur ten, ne? -1, -2, -3, -4. O tą reikėtų nukalti. O tavo, o? Palauk. O, arbaletininkų, labą dieną, kalbėsime. Ojeje, jie pateisuk man arklys, pavelnius įstrigau. Kas jumis čia ant to kalno užnešė, pavelnius? Aš supratau. Everyone, attack! Aha, man ritelė smūgį norėjo į rūrą, smėj. Ne, tai nušovė, o taip. Bus tam. Nukalkit tos kelias arbaletininkus, nes jie ten taip atsistoja, kad aš jų negaliu apsukti. Čia tik kaildę gauna tų arbaletininkų. Saunins nabado. No, viskas? Ne viskas. Kopūstus kažkas kep. Obolius. Ai, ne, tie katilus, putė katiliai. Skaniai kvėpia. Nu po to. Kur te paskutinį priešą? Dabar galim eiti vakarienės valgyti. Pats visas matėt, kaip didžiulis. Man visą šitą gėrį. Ir puolam Ravaltą. Ravaltą, aišku, gynėjai dar daug. Labai daug. Taip. Bet jiem nieks nepadės. Jie sukilėliai, jie neturi draugų. O кто рупуча, как говорит стата. 700 kareivių. Bet garnizonas 10 dienų maistą turi. Po 10 dienų jam šakiai bus Šakių rajone. Šakės. Statom mes
trebušetus statom. Ivulis laimėjo turnyrą. Žutirs turnyrą irgi. Tik karbansenio, kit sustikalė. Aišku, supratau. Ne, kai sustatysim visas 4, tada vienas iki jūs sukviesim, kad jūsų katapultas išdaužytų. Va. Ugninė, svoločius, ugninė paprasta. O tu paprasta. Dvi paprastos, dvi ugninės. Ugninės biškai negerai. Jeigu aš jų nesunaikinčiau, būtų iš vis negerai. Nes ugninės, kiek kareivių išgulda. Senai reikia, iš tikrųjų, manau, kokį 10 video atgal išeiti iš Spurgų. Matau, kad čia taip ir nieks ten nesigavom. Čia judinėjai pirmin atgal 10 štuką, 100 surinkęs. Pats nežino, ką daro. Na, o mes pastatys tą. Darom taip ir taip. Ugninė svarbu numuškit. Kas tu? O, Vadikans atsivilka, maniškis. Pastovėjo, pasižiūrėjo, galvoja, manęs nekviečia armijai, pabėga velniai. Nedraugauj, sako. Tai daug prarasi, jeigu į sieną nesugriaut nieką, daug žus kareivių gaila. Nesinori. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, той nugriaus mano trebušetą. Katapultas jie stato. Ant vienos gyvybės jisai. Nieko savo nemirtings turbūt. Penkis kareivius praradau. Jo, paimam šitą, nes mes jį atiduosim paskui iš kartą į garnizoną. Logiška. Arba nelabai. Nu, man galima. Aš negudras. Man atleisna. Ne, iš tikrųjų gerai, garnizoną padėsim tą arbaletininką. Arbaletininkai mieste, kaip jau nekartą minėjau, labai gerai jie pasirodo. Nu, sumokėkim, buką paimė nelaisvės voločiai. Ką dabar padarysi? Reikia jauti laisvėti. O tai jūs iš badą pradėti nenorit prieš? Vieną dieną maistą dar turi. O, čia tai jie daug maistą turėjo. O, sumažėjo biški. Tavim su 39. Tai čia man nieko nepadarys. Gerai, užteks. Jų garnizon sumažėja. Sienos išgriautos, katapultų nėra. Manau, turėtumėm greit susitvarkyti. Tikiuosi. Viliuosi. Taip. Nu, mes jojam. Jojam greitai, jojam, žinau. Kus šaudo rūpužės. Taigi nušaustė, nu nešaudykit. Jei jūs ten su savo katapultom. Taigi aš paspaudžiu šuolelį. Jau, rūpužė. Pasitrauk, nu. 3, 2, 0.
Купа шумскибы треба. А, что? Не сволочи не Генушауский, сволочи. Отлично. Это же гибель скоро. Ой-ой-ой, не горай. Nu su vienu susitvarkys. Nu, tą nabalą kapsuką. Na taip. Iškirta. Nešauk. Nepataik. Kad daug gyvybės turi. Viskas, bėg. Daug pabėgs, citadelė bus. O aš į citadelę eiti negalėsiu, per mažai gyvybės. Mano kumelys neužlip laiptais, ačiū. Kažkas damušus? Da kažkas nukalė mano katafraktą. Это там дыра. Кучу, ты человек даются в жизни. Iškirta po velniais. A ko jūs stovi dėl grožio? Na jau senai begulėjo ant žemėlas nuleist 15. Fians 1. Tai nieko tokia. Daug sužeistų. Sakiau, kad bus. Reik leist pėstininkus. Ir pėstininkus. Taip. Taip nepadarys. Imam visus kariai, visus imam, belaisvius visus imam, visus sakiau, viską nusamdom. Nu tą arbaletininką gyvėliau būčiau nusamdęs. Na, sakiau, kad man galima. Taip, mes dabar, taip, einam čia, valdymas garnizono, perduodam kareivius tuos, ne, pala, taip, patirties taškų. Aš sukelsiu jūs. Bus nedaug garnizono, bet bus elitinis. Taip. Kiek jums ten reikia taškų tų? Taip. Viską į arbaletininkus. $18 000. Siminkim, 18 000. Ir arbaletininkus. Kiek dabar reikės 1000? 15. Padarysim elitą.
8700. Per daug. Nu, dabar kiek reikia? 1300. Ir kas užkyla? Va, visus. Taip. Dabar einam garnizoną ir perdodam tuos. Ir 27 Vlandiski snaiperis. Jie jau daug ką sudaro realiai. Maistą -4, ištikimybė -4, saugums -3. Jo, pats man jau labai geras miestas. Na ja, iš kur to maistą bus, kaip pats badas paskelbiau jiem. Do kaimo bereikalo vieno biškį apsvilinau. Biškį grūdukų parduokim. Taip. Valdymas miesto. Stata kažką. Duokim pinigų statybai. Pinigų statybai. Tai jeigu stata, kad turėtų maistą. Taip. Vaisių sodai jau 3 lygio. Tavi reik. Žodžiu, kas ne 3. Taip, ką aš turiu iš Vlando? Čia Vlandų mies. Man reikia Vlandą patupdyti. Visi varčiegose kažkokius. Tiksliai, N raidytė, lordai. Reikia man Vlandų, reikia man stranikai, kurie pas mane. Bafuldas, Vadikandas, Lamarkas ir, man rodos, Lamark buvo grinai valdyti miestą. Tai pažiūrėkim. Jeigu jis neaprengtų normaliai, vadas taip. Nesupratau, kur tas Lamarkas, jis mano? Avo, Akula. Jo, jisai pliks beveik basas. Pasivaldyms tik 18. Nu gerai, Lamarką pastatysim. Plius 1 duos ištikimybės. Taip daugiau. Garnizoną mes padarykim taip. Du 2000 limitą, kiek tų kareivių nusamdys tiek. Kas per užduotis? Biškai pasikelkim visais reputaciją. Kad toli rūpužė reik trenktis. Pala, belaisvių nepardaviaugi krūvą, Taverna. Būčiau išsivilkęs kažkur tais. Žiūriu, kad kažkas raudonuoja man čia. Taip. Pėstininkų nebeturiu samdymą. Tiek tas.
Pėlį 182 gynėjai, taip kad 43 tie babaužiai mane baisus. 40. Kaip pas mane gyvybės. Cėls 18%. Bent 50 atsistatys, ne, 30 atsistatys dar ne. Žodžiu, reik man tada įmam mes imperijos elitinius katafraktus ir varom. Išlaisyt kažką ten paimi be laisvės. Pulkit. Buvo aš biškį primušts. Ravalį kailį gau. Tamsu. Nieką nematyti truputį. Atėdamėtis įsivoločiai iš savo tų. Ai, sakė. Nu, ti. Ilgai, čia du. Tas man rodos įsioj. Į dangų žiūrt. Bėga kažkokie durniai. Įprimušė. Nepataikys. Ha. Kur jūs tai išvar? Aha, jie tenais. Čia bus prieš. Turi būti. Kuku. Padėk. Nesimėtik. Fu. 3, ką jie čia 3 veikia? Aš gau čia vienas bus. Nu kur man, ne ten bėgu. O jau, bitutė pasiklydų po velniai. Šivėlapį, kur navigacija? Tai navigacija. Nu, va mano navigacija, prieki bėg mane. Šarvuots nuo batų galiukų iki ausų viršūnėlių. Tai navigacija, tu pirus turi bėgti, man kelią rodė. O tu skyda keli priešų. O, tai mūsų draugeliai. Vieną nabagą. Muš. O kur tie išbėg? Oho, dar vieną nukolė. Viskas? Viskas. Taip, siubosu, kuris turi kirvuką. Mano elitiniai katafraktai juos sutvarkytų greitai. Nu, bet aš kausiuos. Ne veltui pas mane 100% artima kova pratobulinta. Gerai, mes iš tavęs padarysim dar karį. Tas belaisis visas. Parduodam. Parduosim. Jūs mes pasimam. Įvykdžiau. Va, reputacija ant vieną pakyla. Kaip gerai. Plius netoli miesto sunaikinau tą. Automatiškai turėtų pakilti saugumas. Plius mes turime naujoką, kuriam galime greitai va taip padaryti. Pom. Kiek to patirtis taškų reikia. Irgi į arbaletininkus. Antrą lygį. Trečią lygį. Šičiu visai. Antras. O jis trečią lygį.
Nemata. $900. Į dar vienu lygiu. Dar bus vien snaiperis. Turėtų būti 1300 įmų. Maksimalus lygio, man rodos, jie tiek kainuoja. Taip. Atspėjau. Va, iš naujoką padarėm per kelias sekundės. Mes jį elitiniu. Opti, bus jau 38. Prašau. Taip, ištikimybė truputėlį, maistas atsisgauna ir -2 buvo -3. Vienu sumažėja. Nukrent dar saugums, bet jau sumažėja. -3. Atėjo tas niekšelis, jam ten 2 dienas keliauti buvo, man rodos. Ne, dar keli. Dar keliauja. Gerai, 1700 dieną pliuso. Visai neblogai, 2500 minusai dieną dinarų. O mes trenkėmės užkariau. Šarasą jau jim kažkas voločiai. Negerai. Aišku, čia jau viską jie prarado. Tai. Nu, aš galėčiau užpulti Tamparelą. Sukilo miestas. Bet... Miau, per visą žemyną. Jo. Nelabai kas. Nelabai. Ima Marunatą. Kaip ten Penkenonui turėtų sukilti už kalnų. Žinot, gal Rens prisijungia prie Šiaurės imperijos, jis nesenai sukilo. Šarasą paimus. Nuliekam Parelą. Tai gerai, geriau, kad būtų krūvoj. Aš galiu, sakykime, Sturgam paskelbti karą ir užimtos Tikaną ir taip toliau. Bet kažkaip nesenau ar gadinti santykių visiškai, žinot, panašiai. Geriau aš be laisvės galėjau parduoti. $897, nu okei. Žons kažką te veikia. Marunatą. Paėmus, aišku, tai greičiausia Marunatą. Turim vieną miestą šiai dienai. Rovaltą. Užsukimės į Seniopą, kai jau pro šalį jojam. Taip, parduokim visus tuos nereikalingus. Kam aš juos laikysiu? Paprekiaukim, žinoma. Mums reikia įvairaus maisto. O vynogių. Labai gerai. O mes parduoti galim. O mes jums nieko neparduosim. Bent balno. O vėl ganau bando. Pam, 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 pam. Pum, 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 pum. Taip, truputėlį pinigų užsidirbsim. Parduokim nereikalingus šarvus. 50 000. Jis galima lordus ir su pinigais pervilioti, bet reikia turėti daug pinigų. O mums reikės pervilioti dalį lordų iš kitų. Manau, užteks. Ir traukiam mes į Amparelą, mes į rytus dumėm. Mažons ten gaunas, o kur kiti būriai? Turbūt mieste susėdė, kad jų nerodant žemėlapį. Būriai tegu būn, tegu tobuliai. Pas man tik Mažons aš turim, saugo kiti nematau.
Manau, kad tai gerai, dviese. Jisai, va, jeigu jų didėjai ten poliroval, tai jau kokios, jeigu ten tas atjotų 145 turi, jisai susitvarkyti turėtų su tai sukilėliais, nes mes su jais taikos nepasirašė. Mes su anais kaip įkariaujam. Jau Amparelos voločiai, Šarasą nebėjom, greitį Šarasą. Greitį Šarasą. Jokį Šarasą greitį. Ai, blin. Šiandieną jau duoda vaizdų. Arklių pasamdykim, raitelių. Imta Šarasą, nesupratau, neėmė im. Sargotą kažkas im. Parelą paims, čia garantuota atvarė šitie kazuitai sukilėlių miestą. Vadikanda Kuznica paėmė be laisvė. Gerai, išlaisvėkim, tokius juokingus pinigus prašo tų žmoniškius. Tai man atrodė, kad Šarasą neėjom, vis dėlto į jam. Dabar Amparelas liktai neėjom, ne? Na tai ką aš čia judinėsiu ratais? Sargotą, Marunatą, nesuprantu, kas vyksta. Sargotą Šiaurės imperija. Iš Galenda Svilina kažkas. Būčiau Šiaurės imperijos netartinė buvo. Nu jo, logiškiau Šarasą būtų, bet tai, kad jį kažkokie rūpūžės įma. Nu dar Vlandai neišmirė, o to negajus voločiai. Vašorius. Jums Sargotą paėmė, kurių galų jūs imat Šarasą. Negudrus. Nevelto aš iš jų išėjau. Miestą Šiaurės imperija užėmė. Nu, kas, imda babkę maro. Ai, nereik mū jo, sako. Mes geriau Šarasą pasimkim. Svolačiai jūs. Aš galėčiau tai padaryti. Ai, ne. Kol apsuptis yra, tol negaliu. Galiu va taip tik pasikalbėti su kiekvienu. I don't think I know you. Kas iš to, jau užims 1000 jų. Nors nenustepčiau. Kaip Sargotė reikalai. Reikia stebėti, kuris greit sukils miestas. Didelė rizika sukilimo, bet +1 jie nesukils. Jie nesukils, volačiukai. Mes nupirkim tuos. Parduot mes jums nieko neparduosim, nebent iš daiktų. Su maistu, kiek mačiau, problemų jiem nėra. Išpirkti maistą neverta. 28 pliusas tai. Tikrai jau penkienons, nes ten tas sukilęs buvo. Pažiūrėkim. Neįdomu. Galėtų neužimti jie to Šarasą, būtų labai puiku. Taip, prekyba. Nieko beveik neturi. Ne. Jie tiek pinigų dėja neturi. Dar aš ganu bandas. Ganu. Ko jum galima parduoti? Šitų. Iki 40 sumažinti šitų. Sumažės ganimas bandos. Gerai. 32 000. Kiek pas juos? Bet pliusas jau irgi, bet tik 5.
Bet žinok, sukils, nesukils svoločiai. Jeigu sukils, tada jis mano čia nuravalta ne taip į toli. Jis tada mano iš karto. Aš kaip tik iki Dunglanisa nuvarysiu. Tie šarasų nepaduod, nepadleidž svoločiai, nepasiduod. Ir žinok, paims jie, nepaims. Greičiausiai užims turgai. O mes paprekiaukim. Mes susimkim prekybą, palaukim sukylančių miestų, nes ant sukilimą daug miestų eina. Nusipirkim vynogių, alyvogių, putojančią ir finikų. Tu nereikda, sūrę galima. Irgi rūpužė brangus. O, jau panašiau, 5700 sumokėsiu. Ne, mokėsiu aš jums pinigų, baikit juokus. Aš jums geriau parduosiu kokį arklį, kumelioką. Čia biškį tokių iš brangesnių. Čia raudonai dėl. Dar pamažėkim ganimą ir parduokime šarvų jums bereikalingų. Būsiu jau toj milijonierium. Ką to žaidime. Ja. Dar neužėmė šaras. Vėlgi, kaip ten su Maronato reikalai einam pažiūrėti. Mes dabar šiandien tokie užėmėm Rovaltą, išvalgomės. Kurie miestai Žadsukį žiūrim, stebim, arčiau. Jarmarkė. Pastatė, Mugės pastatė. 577 gynėjai. O su kiek tu čia puolė kareivių? 1400. Bet pusė jau sužeistų. Pas jį greičiausiai likė jo tik tais šauktiniai, nes jų garnizonas vis 0 užims. Armija, vakarų imperijos užims šitą miestą, čia jau garantuotai beveik. Sargotą kažkas bando paimti. Na ja! Penkianons nenori sukilti trupužioks. Okshols kaip reikalai. Na, aktyvių užduočių tiesiog nebėra viskas. Nes gaunas, kad aš su tuo drakono ženklu prisiekiau Ravangadui, po to aš tom Ravangadu labai smarkiai nusivyliau. Nu, tipo, kurk savo imperiją, žodžiu vadinasi. Sargotą paėmė, Sturgas įmės, taigi su to Šarasu įdomu, kaip ten sekasi. Maronatą dar nepaėmė šitie. Ką čia turim? Čia mano sukelts, tai neturėtų sukilti greitai. Blogai, be reikalo. Suknelė. Nenešiausi. Šarvų per mažai. Galima sūrę damą pirkti. O taip. Mums sumokės pinigų. Mes galim kažką iš arklių parduoti. O, tik 22, 0,22%. Nei to neužėm, nei penkianons nesukyl. Blogai. Provence šiaip turtingas miestas, jis jo 26. Ištikimybės sukilti nesiruošęs. Vynogių. Kiek turim?
Mažokai, 45. Sūrių. Finikus visus. Ai. O taip, po truputėlį sumažinsim, išsipardavinėsim daiktus. Vienam mieste pinigų tiem rupūžiukam neužtenka. Kiek daiktų prisirinkęs. Kaip ten sekas miestui? Ravaltas. Ištikimybė kyla jau, saugumas dar po biškį krenta, maisto užtenka, garnizons nemilžiniškai, plius į minusą neįnam. Labai gerai. Ir nelaikysiu didelių garnizonų. Mažonas ten įlaksta aplink Ravaltą, teisingai. Tavins viens pats sėdinėsi. Nu, tai kas nors vyks. Amparelą ėmė, neatsėmė. Būčiau nuėjęs iki Amparelos, būtų atsėmė rupūžės. Šarasą dajate, nežinau, nesupranta, ko jūs ten tiek laiko veikiat. Užėmė. Svolačiai. Prūdai. Dvi armijos. Nu jo, ko jie neužims nabago. -4, bet didelė, kol nukristai atsibus laukti. Aišku, jie nieką neturi iš maisto. Kiek jūs arklis brangiai perkat? Nelabai. Ne, 2 te parduosi, neapsimok daugiau. Pinigų vienas dalykas nedaug te turi. Kitas dalykas, man pinkenons neduod ramybės. Sukils jisai svolačius, a ne šiemet. Maronatą taip ir neužėmė. Atsilaikė. Su Amparela taip ir neaišku, jot, nejot. Biesa žino. Išjosiu, nujosiu, per vėlų bus. Nejosiu. Paužti atsims kas nors. Ir žinok dabar, ką daryti. Va čia su sukilusiais miestais, va čia yra problema tokia. Taip. 6, bet pliusas. Na ką, pabandom. Na, jau Amparelą jim. Norėjau sakyti, jojam iki Amparelos. Deja, negalim. Kaip valda sultanats miestą. Bet tokia maža ištikimybė nesukil rupūžioks. Negerai. Labai blogai. Mums tai yra labai nekas. Mes nusprendėm, kad velniai nematė tų imperijų naikinimą. Velniai nematė to ravangadą. Ir mes patys kelsim savo karalystę. Sargot sukyla. Opa, laiko. Aš pro šalį, kaip tik joju, čia man tokia dovana ant lėkštutės, prašau. Įda čia kažkoks kadras yra. Išlysk iš kaimo. Išlysk iš kaimo. Va. Stok. Rami, palaukim. Ai ne, čia ne iš to kaimo. Ne tą gaudau. Stok. Va tas su 22. Greičiu, kol sturgai nesivsvilina. Ne, čia kaimiečiai buvo, ne lords sukilėlių. Kur sukilėliai? Jų čia turi būti.
Ne! Trapužna, nespėjau pagauti, aš raudoną gaudžiau, reikėjo baltą gaudyti. Aš negaliu užpulti miestą, kol va tą reikėjo gaudyti. Ai, neturiu aš tą ką pasakyti. Be reikalą, va, būčiau pagavęs, suklydau. Aš ant raudoną kažkaip užsiciklinau. A raudonį tai iš to miestą. Būčiau sargotą paėmęs, tu rūpužė. Iš kur tu čia taip greitai atsivilkai? Aš jie dabar užkalbėti net negaliu. Galiu tik nesimaišyti. Penkienons nenoriu sukilti, aišku. Nu, varom į Žakulaną žiūrėti, kas ten gera. Kaip įplanavom. Vat kai aš, kaip kariavom, atsimenam, 5 miestai buvo sukilę. Rūpužės nesijudina dėl sukilusių miestų. Ale kai išpratingėja, kai aš išėjau. Tik mies sukilo iš karto atsivilkas voločius, tą pačią beveik dieną. 71, iš kur tokia ištikimybė, rūpužė. Gyvenime nukris. Taip, nusipirkim tų, gaila, kad neišėję. Sargot atsiimti, paimti tiksliau. Penkienots, kad čia vienas būtų ištikimybės, jis nesiruoš sukilti. Galendė irgi garantuotai bus super aukšta moralė. Ortisija. Kur Ortisija pavelnys? Abašaklas arba šaklas. Ne, čia. Amparela, kur Ortisija? Dar Ortisija nieks nesukilė. Nesupratau. Man pasirodė, kad liktais rodė, kad sukilo. Nespėjau perskaityti. Ortisija būtų. Gal kažką netai perskaičiu. Nu, komentaruose parašykit, kažkur tai netai perskaitė. Nesukilo, tai nesukilo. Vat sargotą pražioplinau. O čia gaila. O čia ne kažką. Kad nors į Šiaurės imperiją sutikti paskelbti karą užimt Galendą. Galens toli nuo Šiaurės imperijos. Taip, ir Šiaurės imperija iš vis silpnas. Iš kur pasiimt tokias ištikimybės? 8-7, net aš tokių nematau. $522 garnizonus. Činok. Your pardon. Negaliu taip savo reikalavimų, kaip sakant, iškelti. O būtų gerai, ką galėčiau. Turi sutikti lordą. Tada jam gali paskelbti reikalavimus ir sakyti viskas. Jūs dabar priklausysite man. Tiksliau, aš jau skelbiu karą, o jūsų teritorija priklausys man. Artimundas kažkoks rekrutuoja. Ai, čia Vlans. Nu jo, man labai tos vienos pilies reikia, iš Flandijos paskutinės. Gal užimkim jo kadėlį? Nu, kad būtų biški veiksmas. Lakstu, žiūriu. Aišku, tas argotas volačiai atsijėmė per kelias sekundės. O tu ne per narus, bachūrus. Ant raudono užsiciklinu, džeplys. Tai ką jų vėliavos vienodas, rūpužiūkų buvo, pasiteisims mano toks bus. Kaip ten, sargotas dabar aišku ištikimybė. Taip, 63. Ne kažką, 5 sukilti nesiruošiu. Galėtų. Amparela, aišku, atsime, ne veltui ten nejau.
Viskas blogai, viskas jojam, užimkim pilitą. Pabandysim. Kur Vlandai? Klan... Neperskaičiau, koks klanas buvo sunaikintas. Aš galiu su kuo nors pasikalbėti rūpužės, nu palaukit, nu kų jūs bėgat nuo manęs, ašgi ne priešas, nu. Pakol It's been kas. a while. Artimundai, labą dieną. A taip. Aš jums skelbiu karą. Ir ataką. Nu, nors pilį užimsiu. Miestas Argotą negauti, nors kaimų kažkokį tai didelį gausiu. Taip, taip. Vis tiek jis manęs nepuls. Teks man sivilti ant jo. Biški čiut, va taip. Hop. Liuks. Infantry! Hold fire! Footmen! Move! Archer! Move! Cavalry! Move! Footmen! Fire at will! Foot! Hold fire! Infantry! Shields up! Kill them all! Paleiskim raitelius nuo pavadėlę. Everyone, give them hell! Viskas. Taip, sutvarkim. Neverta man jų imti belaisvę, nes dabar ir parduot neturiu kur. 2 kareivius galiu pasamdyti, bet tą man verta. Ką? Sunaikinam paskutinę jų teritoriją ir Vlandų kaip ir nebeliek. Matot, aš nepaskelbiu karalystės. Aš galiu paskelbti karalystę, bet tada, kadangi te turiu vieną miestą, man iš karto ir sturgai, ir visi, nes aš palygint pagal juos silpnas ir jie man visi karus pradėtų skelbti. Todėl aš geriau noriu teritorijų biškį įgyti, kad galėčiau, kaip sako, turėti svarų žodį, svorę, va taip pavadinkim. Taip, taip. Gerai, tos 2 kareivius mes vis dėlto pasamdykim. Pumt. O ką pristatė spiglių? Taip. O, ugninė. Paprasta, į čia paprasta turėtų būti, kaip suprantu. Ne, pala, pastatysiu daugiau. Kas čia per šauktuks? Nažonai užkyla kažkas valdyms. Jeigu daugiau turiu arklių, vadinasi, jiem pakyla kovinė dvasia. O čia, nereikalingi ginklai perduodami, žinoma, šitai. Galėtų ir pats savo pasirinkti. Nors iš dalies aš galiu išlydyti tokį, kokie man reikia. Sąjungininką. Irgi gerai. Maistą jie neturi. Garnizono čia ir nėra, čia vien būriai pagrindėjų. O. Irgi 11 metų. Ferkrydui. Taip. Ką aš dar sakė? Intelektą, upravление, valdymą, va taip. Ir dar socialinis pats susikėlė. Nu, šaunuolis.
3, 2, 1, statom. Statom ir statom. Jūs katapultas, ne sienas griaukit, svolačiai. O, puiku. Jūrigas sukūrė armiją. Nu, sukūrė, ką jam padarysi. Neturiu vietos kareivių. Taip, vieną sieną išgriovėm. Katapultą ir galim pulti. Kad nebūtų katapultų, sienos dviejose vietose, kad gynėjai nestovėtų, nes jeigu vieną sieną išgriaunat, jie visus beje gynėjus tą sustato ir labai sunku pralaužti. Geriau, kad jie būtų pasidalinę. Kur aš čia šaudo? Rūpužė kiek ten tų. O tai kur aš čia atjauju pavelniai? Kaip gerai atjauju. Visą gerą. Uždarau. Lords buvo. Nu jo, kareivių lygis tai labai jau... Majų šunis. Kur bėgi? Perikai. Čempioną reikėjo kirsti. Tai pusė, kur manęs nepralaužė. Tai Lords. Ne tu Lords. Endrika. Nukertam šauną. Čia Lords. Gerai, kad Lords. Ar adalindus. Ardus jums dėjo, kad pavalinius liežuvį nusilauždėlį. Ne kažkas būnas. Ne, bėgi. Yra dar bėgančių, nėra. Nebus. Visų žydė nebus citadelės, nieks nepabėga į citadelę. Pabėga? Kaip? Kokiu būdu? Aš nemačiau, kad būtų bėgę. Jūs matėt? Aš toks nieks nepabėga. Kovo citadelėje? O, tu rūpužna, nu. Nu gerai, svolačiai. Gerai. O, tik nušaustė, nu. Kur tai šaudė? Nebešaudė. Šaudė, nebešaudė. Kur į viršų užlipti? Va, kupečius. Laiptai, kupečius. Nesvarbu. Žodžiu, kad nors į viršų užlipti. Nu, būtinai man reikėjo pataikyti. Tu traukis, eina kitų ieškoti šaulių svoločių. Šaudami.
Bus tau šaudė. Pataikė. Kliūdė svoločius. Nu, jokia gyvybės nuėmė. Nu, tos visus į belaisvius paimkim. Nors galėjau reputacijas įsikelti, kas gali paskui būčiau kokį pervėliojasi savo pusę, bet tiek tos. Kai jau taip, tai taip. Samdom, visus samdom taip. Belaisvių, aišku, visų mes nepaimkim. Nes mums tikslo nėra, aš tiek negaliu pasimti savo. Taip, 44, tam mačiu paskutiniai. Šitų tada atsisakykime į dar dalį tų. O taip. Taip, taip. Čia dabar kas pervelis. Žinoma, taip, garnizonas, ne, pirmą sukelkim lygį. Standartiškai, nepamirškim, lygį sukelti, taip. Visus į arbaletininkus mes pastatysim. Ta kirvenę nešiosiu, vis dėlto nusprendžiau, galima jį atiduoti. Taip. O, greitai, lėtai. Kiek jums? O, 10 tūkstančių. Pam. Nemažėjo daugiai, kaip čia suprasti. Dar yra, kam reikia sukelti. Viskas, visi sukelti, kam galėjom sukelti. Dabar einam į garnizoną, perduodam 6 tuos. Ir 3 perduosim mes raitelius. O, prašau. Gaunas 10-12 kareivių garnizone, elitinių. Taip. Du 1000 irgi. Bet jeigu kiekvienas po 2000 į minusą man, nelabai irgi gerai. Ir kaip matom, karalystė, tokios kaip Vlandai jau būti neturėtų. Tai mes patikrinsim karalystės. Vlandija. Nėra lyderė. Realiai jos kaip ir nėra, bet kaip ir yra. Čia ją žym, bet lyderė nebėra. Ar tik lyderė nėra? Nu, taip, užėmėm pilį, neužėmėm miestą, užėmėm pilį, užėmėm miestą. Atsiskyrėm mes nuo Sturgo, žaisim taip, kaip mes norim, įstatymus prisimsim tokius, kokius norim, nes vasalų vat, yra problema tokia, karalius jeigu, arba ten vat, didysis kunigaikštis visiškai žioplys, kaip man sekė su Ravangadu. Tai geriau tada va, taip daryti ir žaisti už save, pačiam.
pats priimi kokius nori įstatymus, kai karalystę paskelbsi, bus tokia funkcija. Pats, kaip sakant, sprendi, ką daryti, su kuo kariauti, su kuo ne. Tai vat, manau, geresnė idėja, nei kad buvo. Ir taip manau, kad mes per ilgai užsitampėm su tuo avangadu, aš vis norėjau Sturgus sukelti. Kaip matom, Sturgai čia vat, viską prarado kitos vietos ir Vladovą sugebėjo prarasti. Na tai nestebuklas, jie sugeba, jie ant to talentingi. Jeigu jau Pietų imperija čia sugebėjo atsivilkti šiaurę, Pietų imperija, va čia, va, kur gyvent pietuose, jinai rūpužė šiauriai. Logiška, nieko nepasakys. Gaila, kad Sargotą nesugebėjom paimti. Mano klaida, reikėjo pagauti man baltus ir tada staigiai bandyti apsupti daryti ir būtume paėmę. Kągi, kas dar žiūrėk šitos vietos, laikas, dislaikas. Visiems